Nu tai labą naktį, vienu žodžiu, šiaip ne taip, kažką biški spėjom, kažko biški nespėjom, bet nu ir kaip ir, bus kaip bus, tai padangos suruoštos, kemšas be tam tikrų bodžio dalių, tai kaip ir išjudam šiandien į Klaipėdą ir turim biški dar reikaliukų pas Valdą, susimapint ir jeigu viskas gerai, atvarom į Matsūrę. Geros nakties. Dabar yra po 1:20 ir aš pasikrovęs visą mantą į Matsūrį, pasikrovęs kem 6, važiuoju link Klaipėdos pusės. Šiandien yra jau penktadienis, tiksliau naktis penktadienį. Tai važiuoju į Klaipėdą, nes turim susimapint motorą. Tarp kitko degaliniai sustojus užsipilt kuro tiek į Slivakoiną, tiek į Kemšą, į Agurkėlį. Pastebėjau, kad bėga kuras užpilinėjant, tai matyt būsiu garlaviną kažkaip netai pajungęs, pramazinęs. Gal ir žarną reik pakeist, jau 2 sezonus jinai laikė. Kiek įmanoma pabandžiau užpilt, aišku, ten ir ant žemės biški pasilaistė, tikiuosi degalinės darbuotojai manęs labai nepyks. Turėtų užtekti ten dabar kokie gal apie kokį gal 5 litrai. Nusimato nemažai dar kelio, nes prieš geras 25 minutės išjudėjau iš Kauno. Tai čia apie kokią 2:30 būt Tauragėj, tada apie 6 išjudu į Klaipėdą ir 8 valandą ryte Valdas sakė būt prie jo vartų. Įtempta naktelė, įtempta diena laukia. Pastarąją savaitę turbūt buvo viena para, kur miegojau daugiau nei 4 valandas, tai buvo 5. O daugiau realiai miego buvo po 3, po 4 valandėlės. Tai... O dabar tiek. Važiuojam mes link Klaipėdos ir susimatom kitam kadre. Nu tai sveiki iš ryto, kaip ir mašina nukrauta, esam pas Kamuto Productions ir po biškį eisim ruošti mašinytę mapui, dabar statysim ant stendo ir lauksim rezultatų, tikėkimės motoras nepaves. Nukas iš pirmo žvilgsnio. Antras jau nedirba 7-8 cilindrai. Ir dėl to ir yra toks. Laisvus atlentas ar kažkas nedirba? Jo. Gazas pilnas dirba. Tai reiškia, kad tas kuru. Tak, kaip tavo kuro padavimas. Tai čia, ne? Jo. Koks kuro filtras? Ten. O prieš tai koks buvo? Aišku, trukštukas buvo išsitraukęs iš to reilo, iš elektros. Trukštukus buvau iš vis nuvežęs, kad man jos patikrinti. Ne, aš tai, žinai, gal traukia orą tiesiog su elektros. Vėliau, tada pažiūrėti, kas keičiasi, jeigu pariebinus pagerėja. Tai reiškia sukurti. Žiūrėk, ką pradėsi. Aišku, čia dabar supaglobus, nes kalantūras, greitai gabalas. Mums tokio, kurį buvo dar kartą atvažiuoti, Kitą kartą įsidėsiu dar papildomą.
Ai, pamačiau. Čia jam. Per mažai masės, nežiūrė tik tai varžtas. Lešalis rūmas be priekio, kapotas vis tiek nuimtas. Apsiskaitęs, viską žinau, bet tuo reikia normalų atsivežti įsidėti mašiną. Greitai užteko. Tai jo, du kartus uždėsi. Ne, šiaip žinok, jis ir būdavo normaliai, plyta tai be problemų būdavo. Palauk. Dabar. Gerai, tai. Esmė, kompas nereikia. Jo. Kompas nereikia, nes karočiai man buvo ta bėda, kad tas akumas visą protą. Tas motoras maitinasi dabar dėl to, o tas tipo nepajungtas. Nu, man tas kai varža reikia. Rezultatai iš mapinimo stendo, kad turim tokius rezultatus, jog mirė pavarų dėžė. Pasiliko trečias bėgis ten, kur jisai ir visą laiką buvo. Tai dabar judam į Telšius. Ačiū Elvinui Stulpinui, kad prisėmė save Klaipėdoje į savo garažą ir šią naktį vėl nemiegosim, keisim pavarų dėžę. Tai tikėkimės, kad viskas bus gerai ir jau rytoj pasimatom Atsuri. Jo. Nu, karoči, Domai, tikrinam tepalo kiekį tavo dėžiai. Kodėl neužlingo? Aš tai sporinu, kad šičia jos nėra. Tikrinam. Taip, jos šičia net nėra, tėvai. Maladėc, maladėc. O, jūsų dėžė. Nu. Jūs ką tik prasileidot ant kiek? 200 eurų? Jo. Nes nepatikrino tepalo Jo. ir jo nepasikeitė. Čia? Bėgant dabar ar ne? Eina jungt lempą. Lemą, bet šiaip žinok, šviečiu tai taip kiaurai ir be jokių atrodo trukšliuoja. Gal pasisekė kažkas. Labą dieną! Taigi per kopas, per kalnus, per upes mes pagaliau pasiekėm Driftiškes. -1 pavarų dėžė, per 48 valandas tik tai 6 valandas miego
Ir labai džiaugiuosi, kad mano komanda kartu su manim šiandien. Tai pavesiu, tikiuosi, tam tikrus darbelius, kurios reikia dar įspręsti su agurkėliu. Pats gal eisiu čiučiuką nusnaust ir manau, kokių 2-3 valandų bėgi agurkėlis bus ready išklysti trasą ir pasimatom trasai. Pamiegosi ir tada šels. O dabar reik miegot. Cykiai. Sveiki prisijungę. Pastosim naują vaškę. Žasiukai šonu. Tai ir vėl labas vakaras.
Tai Macuris atgyventas, mašina sveika, neišlindo jokia papildoma problema, kas žiauriai džiugina. Sudegintas ne vienas komplektas, žinant tiek, kiek reikėjo praeiti kryžiaus kelių, kad čia atsidurt, žiauriai happy, mašina valdosi, mašina važiuoja, kaip sakant, dar dasimušam tam tikrus šūdniekius, kas yra likę, bet jau po gero miegelio.